Taigi, Ričardai, kas lėmė, kad esat kartu? Labai geras klausimas. Manau, lėmė bendri tikslai, pomėgiai, mąstymas panašus ir, nežinau, įsimylėjimas vienas kitam, pagarba vienas kitam. Tiesiog požiūris į gyvenimą labai sutampa ir abiem super duper. Ryšys, gal sakyčiau, tarp mūsų. Koks buvo jūsų pats romantiškiausias laikas kartu? Sėdėjimas vakare prie jūros, kalbėjimas ir tiesiog mėgavimasis momentu. Nu, man atrodo vis tokie, žinai, kur būna ramus, po kokie pasisėdėjimai ten prie kokios jūros. Kada ir kur pasakei, kad myli ją? Kai gyvenam pas Karolį Ramintą bute prieš miegą. Pas Ramintą ir Karolį lovui. Jų bute. Kitas klausimas. Kiek ir kodėl? Kas kiek ir kodėl? Daug, ilgai ir laimingai. Kas žinau. Ilgai ir laimingai. Jei laimėtumėt milijoną, kur išleistumėt? Pirmiausia, pasakyčiau turbūt, kad laimėti nėra gerai. Geriau uždirbti savo darbais, bet turbūt tiesiog pirmiausia kur nors keliaut ir paskui galvot, tiesiog atsipūst nuo visko. Šiaip nenorėčiau laimėti pinigų. Bet jeigu jau gautume kažkaip arba užsidirbtume kažkaip ir jau nieko, tipo, užsidirbtum jau iš kažko, ką turi, tai tada jaučiu kažkur keliautume. Kokia yra jūs stipriausiai jungianti veikla? Turbūt pirmiausia dabar sportuojam kartu, tai vienas kitą motyvuojam neapsileisti sporte. Kuriam, nežinau, pasakykim, verslas kartu gal. Tiesiog tariamės, bendraujam, galvojam, kaip ką protingiau padaryti tiek jos pusėje, tiek mano pusėje. Nu, ir man, nežinau, top vienas dar yra toks, kad keliavimas, viskas, kas susijęs su keliavimais dabar yra azartas. Ir buvimas tiesiog kartu. Jaučiu pagalbą vienas kitam, kad ir versluose visur. Ką labiausiai vertinate šiuose santykiuose? Atvirumą, pagarbą, vienas kitam nemeluojam ir sakom tiesiai šviesiai, kaip kas yra, kas svarbiausia turbūt. Pagarbą, atvirumą ir rūpestį. Kaip įsivaizduoji jūs po 10 metų? Įsivaizduoju šeimą su auginamais vaikais, atsakingai auginamais, abiejų tėvų prižiūrimais, nu, kad abu vienodai stengiasi. Kad darbai jau visi padėti į šoną ir galima būtų tiesiog karts nuo karto prisijungti prie vadovavimo ir tiesiog kiti už tai atsakingi būtų. Ir tu tiesiog galėtum gyventi savo best moment. Taip jau tikėčiausi, kad viskas jau stabilu būtų iš finansinės pusės, iš šeimos pusės. Nu, kad jau būtų pilna šeima ir nebereiktų nerimauti dėl menkniekių. Ko palinkėtumėt savo vestuvių progą? Išlaikyti pagarbą vienas kitam, romantiką, atvirumą, tiesiog rūpestį gal, rūpestį vienas kitu. Kad visada išlaikytume pagarbą vienas kitam. Kokia Gustės manymu yra tavo patraukliausia savybė? Aš taip manau gal, kad rūpestingumas. Kokia Ryčkos manymu yra patraukliausia tavo savybė? Gal atsakomybė arba rūpestis? Koks kvailiausias dalykas, dėl ko dabar juokinga? Važiavom į Palangą ir palikom raktus. Tai buvo pirmas kartas į Palangą žiemą, kai buvo minusas, man atrodo. Tai, o paskui per pusę dienos per autobusų siuntos Gustės mama atsiuntė raktus. Tai buvo toks savotiškas išbandymas, kaip reaguosim į susidariusį keblumą, bet nebuvo jokių konfliktų. Tai tiek. Jaučiu dėl to, kad aptaškė kriauklę. Bet nesuspykė, kad labai stipriai suspykė, bet tiesiog, aš supykstu. Kitas klausimas, kaip su Gustė susitaikyti greičiausiai? Nieko nesakyti, apsikabinti ir būti kartu.
Kaip su Ryčka susitaikyti lengviausia? Jaučiu apsikabinti arba paimti už rankų ir tada kalbėtis. Koks Gustės batų dydis? 38. Koks Ryčkos batų dydis? Kemping.